Tai aš tiesiog supratau, kad viskas, ta prasme, aš įklimpau. Svarbiausia yra tikėjimas, visata, ne? Nes mums neduoda tokių pamokų, kurių mes negalim praeiti. Tai yra neįmanoma. Jeigu aš tokią pamoką praėjau, kažkuriam žmogui tai nėra duota, nes jisai nepraeitų. Tai pirmas signalas, tai kai tave skubina, tu turi greitai priimti sprendimą ir tai yra dažniausiai sukčių toksai kabliukas, kad kiekviena moteris turi turėti santuoką. Šiandien tu esi sveika ir tu esi nebesveika, tu nebegali vystyti savo verslą. Tu nebeturi energijos, tu nebeturi sveikatos. Ir ką tokiu atveju daryti? Labukas, Greta. Labas, Vijolė. Labai malonu, kad atvykai pas mane į pokalbį. Turėsim, manau, šiandien tikrai šiltą, malonų ir pamokantį pokalbį kitoms moterims, daug kas ką pasisems iš tavęs. Tai aš labai tikiuosi. Aš labai laukiu šito susitikimo ir dar vasarą, kad ir tu ir aš radom tam laiko. Tai iš tikrųjų aš noriu pradėti mūsų pokalbį nuo tos istorijos, kada aš iš tikrųjų tą dieną net ir dalinausi istorijais, kad būtinai pas tave ateitų į tavo Instagramą, pasižiūrėtų istoriją, kurią tu papasakojai, tikrai jinai buvo ne iš maloniausių, kaip tave apgavo su tikrai didžiulė pinigų suma. Tai va tu papasako, kaip tai buvo ir kaip gali būti kažkam pamoka nepasiduoti apgaulėm. O jų dabar tikrai internete labai daug. Tikrai labai daug ir daugelis moterų su to susiduria ir realiai dabar jau kelia tai į viešumą. Ir noriu pradžiai paminėti, kad aš būtent tokiu būdu, tuo metu, aš esu dar iki šiol toj grupiai, buvo apgauta ne viena. Buvo labai daug žmonių ir buvo dar didesnės pinigų sumos, ten jau buvo ir 6-ženklės, ir 7-ženklės, ir žmonės savo verslus pardavė, ir turtus pardavė, ir ne tik moteris, ką noriu pasakyti, vyrai irgi turėjo tas pamokas, kaip aš sakau, ir sakau, ten yra daug didesnės sumos ir mano ta 5-ženklė suma, jinai realiai palyginus su jais labai maža. Tinder Swindler šitą filmą tikrai esi žiūrėjus. Tai panašiai istorija, tiesiog aš realybėj to žmogaus net nesu mačius. Nuotraukos buvo kito žmogaus, vat kaip tu ir pasakai prieš tai, kad buvo istorija, kad visiškai kito žmogaus nuotraukos ir taip toliau. Ir tu nesupranti tuo metu, kai tave veikia psichologiškai, o ten psichologinių visokiausių dalykėlių naudojama yra labai daug. Manipulacijos, skubinimas, kad tu turi labai greit apsispręsti ir taip toliau. Ir aš realiai skaitau save tikrai protingą moterim. Aš niekada nebūčiau, atrodo, kad niekada nebūčiau pasimovus ant tokio dalyko. Ir matyt, man reikėjo praeiti šitą būtent pamoką ir prarasti tuos pinigus, kad realiai pakilti į kitą lygį. Bent jau aš po to supratau tai, nes, kaip įmanoma, man visada būdavo keista, kaip įmanoma pasitikėti kažkokiu svetimu žmogum, kurio tu net nesimačius ir atiduoti visas savo santaupas. Aš realiai, žinok, tuo metu likau, man atrodo, buvo geltoni centai pas mane, piniginiai likę gal 40 centų. Ir aš tiesiog tuo metu, kai jau suvokiau, ką padariau, jau kai įkišau paskutinius pinigus, papasakosiu vėliau, kaip tai vyksta, kokiu būdu, tai aš tiesiog supratau, kad viskas, ta prasme, aš įklimpau. Ir jau po to kreipiausi į žmonės, kurie dirba su kriptovaliuta ir realiai jie man pasakė, kad tai yra be šansų, tu nieko neįrodysi ir pinigų neatgausi ir policija šituo atveju tiesiog yra bejėgė. O nuo ko prasidėjo visas dalykas? Tu esi versli moteris, turėjai santaupų, taip suprantu, ar ne? Ir nusprendė kažkur tai jas padidinti, investuoti, ar ne? Ir kaip tu jų suradai iš vis, kaip tu ieškoji? Ar tau parašė, ar tu parašy tam žmogui, ar tai buvo pasiūlyta kažkokia programėlė? Aš, pavyzdžiui, šitam dalykį iš vis žalia, tai dėl to ir klausiu, nes aš kitur truputėlį investuoju. Bet kaip pas tave vyko? Tada aš neatsimenu, gal jau 2 metus buvau, aš savo verslą turėjau, ar ne? Ar gal metus? Dabar tiksliai bijau pameluoti, ar metai, ar 2 metai. Žodžiu, dar nauja buvau versle. Ir turėjau savo santaupų, ne verslo santaupų, o savo. Šaunuolė. Ir aš galvoju tokia, man reikėtų galbūt kažkur tai investuoti. Ir aš pradėjau,
ieškoti tų būdų. O žinai, tas sąmoningumas, kada, oi, čia pažiūrėsiu ženklus, čia tą, žodžiu. Ir kai pradėjai pasiuntei tą mintį, kad nori kažkur investuoti ir ateina kažkokias tai, galimybės, ne? Aš tuo metu dar sėdėjau Tinderyje, po šitos situacijos ištryniau visus Tinderius, aš pasakiau, kad man jokio vyro nebereikia, kad aš būsiu iki gyvenimo pabaigos viena, nes man užtenka su vyrais tų pamokų. Ir susipažinau, jisai užsienietis, aš apskritai tuo metu iš vis galvojau, kad visada sakiau, kad aš neturėsiu vyro lietuvio. Pas mane bus užsienietis. Nežinau kodėl, aš tiesiog norėjau taip ir žinojau. Ir mes susirašinėjom per Tinderį. Taip. Vėliau mes perėjom į WhatsAppą. Ir jisai man ir nuotraukas siųsdavo. Man tik po to, žinok, dašilo, kad ten nuotraukos buvo skirtingų vyrų. Ten buvo skirtingų. Aš vėliau jau kaip žiūriu ir atrodo ant tiek aptemsta protas, tau norisi padidinti pinigų sumą. Taip. Ir tu jau, čia tau toks ženklas atėjo, o čia susipažinai su vyru, jisai užsiema kriptovaliutą, investavimu. Oi, tai reikia man čia lysti. Ta prasme, tu taip nepagalvoji, net nesusimastai, kad tokie dalykai gali vykti. Ir čia buvo, kad užbėgant įvykiam už akių, lygtais buvo ne šiaip meilės romanas, kažkoks susirašinėjimas, tiesiog taip atėjo į tavo gyvenimą ta žinutė ir dar investavimas ir dar tu kaip tik to nori ir tiesiog jūs apie tai tik pradėjote bendrauti. Taip. Realiai jisai bandė tuos meilės žaidimus, bet, aš galvoju, aš nesu pienburnė, kad mane taip greitai suviniotų. Tai aš kažkaip į tuos žaidimėlius nesileidau visiškai, bet man buvo aktualu, aš tuo metu buvau užsivedus užsidirbti pinigų. Man norėjusi padidinti savo esamas pajamas ir man meilės žaidimai man buvo neįdomus. Ir aš pakibau būtent ant to. Ir jie labai gerai supranta, kas tau šiuo metu yra aktualu. Jeigu tau aktualu meilė, tai jie spaus ant šito dalyko. Jeigu tau aktualu mato, kad tu versli nori uždirbti, padidinti savo pinigų sumą, jie spaus būtent ant to. Jeigu tu ten sirgsi kažkuo, jie vėlgi iš kitos pusės. Taip, norės tave pagydyti. Dėmesio duoti. Taip. Tai jie tokias manipulacijas naudoja, kur tu realiai net po to tik atsigauni po visko ir realiai viskas vyksta labai greitai. O kaip greitai? Kiek čia dienų tęsiasi nuo to, kai jūs perėjote į WhatsApp susirašinėjimą jau ties investavimų klausimais? Oi, ten labai viskas greitai. Žinok, buvo gal po 2 savaičių mes jau perėjom ir tas susirašinėjimas buvo kasdienis. Ir jisai po biškį apdirbinėjo. Ir sakau, po 2 savaičių mes perėjom, o per kiek laiko, žinok, dabar tiksliai nepasakysiu, per kiek laiko ištraukė, bet kaip viskas vyksta. Tau pasiūlo investuoti, tu atsisiunti normalią kriptovaliutos programėlę, per ją kažkaip siunti tuos pinigus į kitą svetainę. Kažkokia yra svetainė, aš dabar net tiksliai nepasakysiu nei pavadinimo, nei nieko, neatsimenu. Jeigu bus įdomu, galėsim parašyti po video. Tiesiog persiunti per tą programėlę pinigus į tą svetainę. Ir viskas, ir jų nieks nesuras. Ir jisai sako, kad mano ten tėtis ar mano dėdė ten investuoja, parodo tau pavyzdžius, kaip auga pinigų suma. Tu pabandai nuo mažos sumos. Ir tu pabandai. Ir aš pabandžiau. Kokia čia buvo? Man atrodo 200 eurų. Jo, aš pabandžiau ir žiūriu gerai, užaugo iki 700 eurų, man atrodo. Tai labai greit. Užkabino. Per vieną dieną, supranti. O aš tame visiškai nieko nesuprantu, net nesigilinau, bet kaip aš sakau, man reikėjo šito dalyko, šitos pamokos ir aš realiai šitą pamoką prisimenu kaip patį geriausią savo gyvenime įvykį. Lūžį, kada aš perėjau į tikrą normalų verslą, stabilų. Pirmas buvo apie 200 eurų, vėliau jau tam, kad išsiimti tuos pinigus, pasiūlo tau daugiau investuoti, kad pasako, kad per šią naktį ten auks, nežinau kiek procentų, ten 200%, dar kažką, tau parodo konkrečią sumą, kokią tu gausi galutiniam taške. Ir tu realiai prisijungi ir tu matai visus tuos dalykus, visus tuos skaičius, žinai, ir tau visiškai tada aptemsta, aprūksta protas, žinai.
Tada galvoju, o geras, tai klausyk, aš jau per kelias dienas galiu būtą nusipirkti. Nu, realiai investuoji 10, pasiemi 30, nu kaip pavyzdys. Mažiausiai, ten 100 ir 70. Aš dabar tai suvokiu, kad tai yra nerealu, žinai. Nu, kad tokie greiti pinigai, tai nerealu, nėra taip. Tu gali nebent milijoną išlošti, žinai, teleloto. Ir tai ne faktas. Tie skaičiai, kai tu pamatai, galvoji, o geras, ir jau, žinai, pradedi planuosi galvoti, ką čia darysi, kur čia dar investuosi, ką čia nusipirksi, žinai, ir taip toliau. Ir po to jau tu supranti, kad okei, tada tau sako, gerai, tam, kad išsiimti, tu turi įkelti ten tokią ir tokią sumą. Išsiimti tu taip paprastai, bet sako, tau geriau neišsiimti, tau geriau dar įnešti. Ir supranti, ir va tai va visus iki paskutinio šito, ir kai jau paskutinio, aha. Tu po truputėlį pervedinėjai? Taip. Tai va ta suma, 6 ženklė, sakė, ar ne? 5 ženklė. 5 ženklė, jinai gavosi po truputuką. Nebuvo taip, kad, Ne. Po to tau sako, tam, kad tu galėtum išsiimti, turi įnešti tokį ir tokį procentą. Ten veikia toj svetainiai suportas. Tu jiem gali parašyti, jie tau paaiškins, ką tau daryti. Ta prasme, jau ne konkrečiai su tuo vyru bendrauji, bet jau su ta svetainė. Ir tu tiki tuo, nes taugi ne jisai jau rašo, čiagi tavęs jau nebeapgaus, tau atrodo. Bet ta svetainė ir yra apgavystė. Taip, va ta svetainė, o jisai priveda prie to. Taip. Tai va, ir jau kaip paskutinį kartą, jau kaip parašė, turi įnešti ten, kiek procentų aš jau nebeatsimenu, bet žodžiu, gavosi kažkur apie 2000, kad tam, kad išsiimti, tuos pinigus. Taip. Nu ir žodžiu, ir aš jau po to supratau, jau kai paskutinis įnešiau, aš jau tada supratau, kad aš padariau klaidą. Nes jisai pradėjo nebekelt ragelio, nebeatsakinėti. O tu su juo kalbėdavo ir telefonu, ar ne? Ne, aš su juo nekalbėjau. Man atrodo, ten buvo moteris. Pradėkim nuo to. Ten buvo moteris. Nes kai po to pradėjau aiškintis, kai ten toj grupiai pradėjom bendrauti, ten buvo ne vyras, o moteris. Tai mes niekada neturėjom tokio ryšio, kad mes ten kalbėtume. Mes tik tai susirašinėjom. Ir aš jau tada supratau, kad viskas. Čia jau yra tas taškas, kad aš jau priėjau ir viso, aš jau nebeatgausiu savo pinigų. Ta diena man atrodė, kad visiškai žemė iš po kojų slydo. Pirmas skambutis mano buvo mamai. Ir aš sakau, mama, aš turiu problemą. Ir jinai iš karto pas mane atbėgo, nes jinai netoli manęs gyvena. Ir jinai sako, kas atsitiko. Ir aš jai pasakiau, jinai aišku stengiasi labai ramiai reaguoti, nes mato, kad pas mane jau, žinai, viskas čia kyla, žinai. Ir jinai kažkaip labai ramiai sureagavo, sako, mes išsiaiškinsim, viskas bus gerai. Mes nuvažiavome į policiją, bet mūsų policija tokiu atveju negali nieko padaryti. Absoliučiai. Jinai gali kažkokias užklausas į užsienį siūsti, dar kažką. Bet tu net nežinai, iš kokios šalies tai buvo. Dabar į telefono numerį gali nusipirkti bet kur realiai. Bet kokį naudoti. Ir aš tą vakarą prastresavau. Aš mamos tik paklausiau, sakau, mam, jeigu aš norėsiu valgyti. Sakau, aš galėsiu pas tave grykio ateiti pavalgyti. Sako, aišku, kad galėsiu. Tai realiai man buvo toksai šokas, bet kitą dieną aš jau ėjau tuo sąmoningumo keliu ir aš supratau, kad visos pamokos, kurios į mano gyvenimą ateina, jos yra tik tai geros, jos neša kažkokią gerą patirtį. Ir tą vakarą, iš tiesų nuo pietų iki kitos dienos ryto, man buvo didžiausias stresas. Man reikėjo tą išgyventi. O kitą dieną aš atsikeliu ir sakau, viskas Greta. Dabar jau kylam. Ir aš savo pasakiau tada, kad aš tą pinigų sumą atidirbsiu per 3 mėnesius. Taip ir buvo. Per 3 mėnesius aš tą pinigų sumą susigrąžinau. Ir toliau aš pasakiau, kad būtent tą sumą aš kiekvieną mėnesį mano įmonė uždirbs. Ir kiekvieną mėnesį mano įmonė būtent tą sumą ir uždirbdavo. Tikriausiai, kas žiūri šitą momentą, ir aš to paties norėčiau paklausti, kaip ir dauguma moterų, kaip atsikelti kitą rytą ir šitą dalyką savo pasakyti, nes bet kokia bėda, kokia neteina pas moterį ir pas vyrą, šeimoje ar giminiai, ar ne,
Nes to labiausiai ir nori užduoda klausimą, kaip tą dalyką, nes kiti nueina pas psichologą, ar ne? Kitas nueina, neturi tam pinigų. Kitam, šiandien moteris, sakykime, smurtą patyrė ar dar kažką, kaip kitą rytą savo paimti ir paskirti, nuo šitos minutės tai buvo man pamoka, nes šitą dalyką dažniausiai pasako mums psichoterapeutai, psichologai, meditacijos įvairius ir taip toliau, ar ne? Net meditacija, atrodo, kur būna nemokamos. Moteris negali savo atsisiųsti, nes kažkoks blokas uždėtas. Kaip tu savo tą atvėriai, kaip sakau, čakras ir pasakei, pati su savim pradėjai šnekėti, kad tai buvo tau pamoka. Kai tau vakar, tu netekai visko, ką tu galbūt darai per 2 metus, nes, kaip tu sakė, ne tas verslasgi buvo tik. Tai realiai tos santaupos buvo man iš samdomo darbo. Apskritai dar sudėtingiau tą susirinkti. 5 ženklė suma, realiai samdomam darbe gauni maks 1500, tu ją turi susirinkti dar, ne? Taip. Kaip tas, iš kur tas atėjo? Iš tiesų, tai, matai, aš esu baigus coachingą, psichologiją. Tai jau buvai tą baigusi. Jau, aš jau tą buvau baigusi ir aš jau tame buvau, aš jau meditavau, aš jau dirbau su savimi, su savo mintim, aš jau pradėjau tikėti visata. Kad viskas, kas vyksta aplink mane, reiškia, man to reikia. Tai yra, aš atsimenu, kad tu jau tada vedė lyg ir su apyrankėm, kad čia ne šiaip savo, tai yra energetika, tai yra ženklai, kuriuos tu turi pagal savo gyvenimą, dar pasirinkė. Aš atsimenu tą visą dalyką, kurio turi dabar, mes dar apie tai pašnekėsim plačiau, bet reiškia, tai, kas buvo iš anksčiau, tos meditacijos ir tas tikėjimas su visata, jisai surišo tavo atsakymą kitą dieną. Taip. Apie tos ženklus, ne? Per tuos ženklus aš ir praradau savo pinigų sumą. Pradėkim nuo to, ne? Aš pradėjau stebėti juos. Bet suvokimas tas būtent daveda iki to, kad taip turėjo būti. Kitaip, realiai aš jau tuo metu, aš jau dirbau su savo mintimis, kad absoliučiai viskas, kas vyksta mūsų gyvenime, tik tai gera. Reikia tą suvokti. Prie to prieiti reikia laiko, reikia meditacijų, aš tuo metu jau ir su kristalais buvau, reikia ir psichologinių kažkokių žinių, ar ne, reikia tikėjimo. Svarbiausia yra tikėjimas, visata, ne, nes mums neduoda tokių pamokų, kurių mes negalim praeiti. Tai yra neįmanoma. Jeigu aš tokią pamoką praėjau, kažkuriam žmogui tai nėra duota, nes jisai nepraeitų. Tai greičiausiai tikėjimas. Tikėjimas visata, į Dievą, kas į ką nori. Nesvarbu, tikėjimas kristalais, tikėjimas, pavyzdžiui, nežinau, ten kažkokiu žmogum, ar ne. Vienintelis dalykas, kuris mūsų sunkiausiais momentais ištraukia. Ir aš jau tuo metu, aš šiaip esu tokia pakankamai stipri asmenybė, bet tuo metu, kai palaužia, tu tiesiog paimi save į rankas, tą vidinį savo stuburą ir sakai, kad kitaip negalėjo būti. Tu jau dabar nebegali pakeisti šitos situacijos, tu iš šitos situacijos imi viską, kas geriausia. Ir kažkaip taip ryte atsikėliau, sakau viskas. Aš jau grįžtu į režimą, aš pradedu dirbti, man dabar reikia atidirbti tuos pinigus. Ir jie su tokiu lengvumu, ir žinai, aš dar ką pastebėjau tuo metu, kada aš praradau pinigus, aš minutei pajaučiau tokį didelį malonumą, aš net nemoku paaiškinti. Aš toks jausmas, kad aš atidaviau kažkokį akmenį, nors tiesa, pinigai buvo sąžiningai uždirbti, nepavogti ar dar kažką, bet aš pajaučiau tokį euforiją, kad aš kažko atsikračiau, ko man tuo metu nereikėjo. Nes tu labai norėjai juos investuoti. Iš tikrųjų, ne? Tai būna labai didžiulis noras ir tau buvo net stresas, kad tu jų nežinai, kur teisingai padėti, o jeigu padėsi ne ten, o jeigu visgi kažkur kažkaip, supratau. Jo, čia buvo mano didžiausias augimo taškas. Iš realiai iš visos mano gyvenimo istorijos tai buvo didžiausias mano augimo taškas. Ir aš manau, kad jeigu ne šitą situaciją, aš dabar nebūčiau čia, kur esu. Aš neturėčiau verslo, aš neturėčiau kažkokių įgūdžių, kaip uždirbti tuos pinigus, nes tik po to įvyko tas didžiausias lūžis. Tai tos pamokos mokina mus dar ir augina. į didesnius resursus. Aš dar norėčiau sužinoti, kad būtų tas ir patarimas ir man į ateitį, nes aš su tokiu dalyku nebuvau susidūrusi, ir į ateitį mano sekėjams, kurie žiūri, moterims, vyrams, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad nepakliūti į tokius dalykus. Turi žmogus tų pinigų ir irgi nori investuoti, kaip nepakliūti, kaip
nepadaryti tos klaidos? Negaliu sakyti dabar, kad nepasitikėti kažkokiu žmogum, ar ne, nes mes galim nepasitikėti absoliučiai nieko ir tada niekur nepajudėsim, ar ne. Bet aš tuo metu kokią klaidą padariau, tai aš neieškojau informacijos apie tą svetainę. Man tiesiog nebuvo laiko, nes man reikėjo čia ir dabar apsispręsti. Ir jeigu aš neapsispręsiu čia ir dabar, buvo naudojamos tos manipulacijos ir jos yra labai profesionalios, tu tiesiog nesuprasi. Bet šiaip sustoti akimirkai ir paieškoti informacijos internete apie tą puslapį ar apie tą programėlę, nors realiai per oficialias programėlės jie siunčia dažniausiai. Tai ne apie programėlės, bet tada, tarkim, jeigu apie programėlę pasižiūrėk ir apie puslapį būtinai. Nes programėlę, aš tada atsimenu programėlę, aš pasitikrinau, bet puslapio ne. Ir man atrodė, kad jeigu per oficialią programėlę tu pervedinėjai, tai viskas čia yra saugu. Kaip ir bankuose. Kur tai gali dingti? Niekur, o čia dingsta tiesiog į orą. Ir viskas. Ir tada aš dar nepasinaudojau, aš tada dariau pavedimus iš SEB banko ir man iš SEB banko darbuotojas paskambino. Ar jūs tikrai esate įsitikinus, kad šita svetainė yra saugi? Ir aš sakau, taip, čia yra saugu. Netgi buvo taip, ir aš net neklausiau. Ta prasme, man tuo metu, man tiesiog, žinai, tas vidinis žinojimas, man reikia atsikratyti šitais pinigais. Viskas. Viskas, ką aš turiu padaryti. Jo, tai geriausia turbūt pasitikrinti, sustoti akimirkai ir jeigu skambina iš banko, tai jau reiškia, tai jau yra ženklas, kad geriau to nedaryti. Sustoti ir to nedaryti. O kaip pajausti tą tokį kitokį bendravimą, tą manipulaciją, kaip jinai pasižymi, kada tu jau po to žiūri tos susirašinėjimus ar ten nuotraukas tas pačias, kur siunti, kaip iš ko galima pajausti? Tai pirmas signalas, tai kai tave skubina, tu turi greitai priimti sprendimą ir tai yra dažniausiai sukčių toksai kabliukas. Pakimba praktiškai kiekvienas ant to. Tu turi greitai apsispręsti dėl savo rytojaus. Rytoj tu turėsi 100 000 vietoj 10 000. Tu turi dabar apsispręsti. Jeigu tokie dalykai yra naudojami, tai jau yra manipulacija. Tai jau yra nieko švaraus. O dėl kas liečia nuotraukas, labai panašių vyrų bruožų nuotraukos. Ten labai sudėtinga yra atskirti. Vėliau tik tai jau ten supranti, kada jau pradedi lygintas nuotraukas. Gali pagal tai dar suprasti, nes labai dažnai naudoja svetimas nuotraukas. Ir labai dažnai gali to paties, pavyzdžiui, Instagram'e dabar yra pasiekiamos visos nuotraukos. Tu gali nusikopijuoti, nusiskrinšotinti, persiųsti kažkam. Tai nuotraukos galbūt nebus pagrindinis rodiklis, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, bet į manipulaciją, kada tau sako, kad turi apsispręsti dabar. Ir jeigu dabar neapsisprendi šią minutę, tai čia jau yra didžiausias šauktukas. Tai, pavyzdžiui, tikrinimas per patį Google nuotraukų, ar ne? Aš, pavyzdžiui, pasitikrinau tas nuotraukas ir nieko iš fake kitų kažkokių asmenų neišmeta. Tai vėlgi tai yra toksai kabliukas, kad tai jau eina link pasitikėjimo, net tu pradedi tikėti, tu bendrauji su realiu žmogum, viskas čia yra nes nėra, kad išmestų kažkokias kitas anketas ar apskritai tas nuotraukas. Dėl pačių nuotraukų tai tikriausiai mažiausiai reikėtų atkreipti dėmesį, bet būtinai atkreipti dėmesį į tai, apie ką minėjau, apie manipulaciją. Ir greitas, greičiau. Dabar, kokį dabar būdą pasirinkai, ar kažkada tai pasirinkai galbūt investavimo, ar kažkur investuoji į savo ateitį, ar nusprendai, ar dabar yra tiesiog baimė investuoti, kaip su tuo? Su kriptovaliuta aš nežaidžiu, aš manau, kad ne man visą tai, aš kitais būdais galiu uždirbti pinigus. Aš investuoju į kompensą. Į gyvybės draudimą. Į gyvybės draudimą, jo. Aš turiu kaupimą į gyvybės draudimą ir sakiau ir savo vaikui būsimam būtinai darysiu, tai kažkaip vienintelis būdas, ar ne, o kiti būdai, tai praktiškai visos mano investicijos yra mano versle. Uždirbi, investuoji ir dažnai tame tu sukiesi ir tu dar daugiau uždirbsi. O kompensui irgi tu dedi vieną sumą, pralaikysi tam tikrą laikotarpį, pasimsi daugiau. Ten nebus taip, kad apgaus ar dar kažkaip, tai iš tikrųjų. Kaip pasirinkai gyvybės draudime? Investuoti, kaupti, draustis, kaip tas procesas vyko? Aš sekiau merginą, kuri dalinasi apie tai ir apskritai aš prieš tai turėjau dar ir draugę, kuri dirbo kompensai. Aš žinojau, kaip ten viskas vyksta.
Ir aš pasirinkau konsultantę, kuri man išsamei viską paaiškino, kaip ką daryti, kiek reikia, kokią sumą geriausiai investuoti, koks gyvybės draudimas ir taip toliau. Ta prasme, viskas buvo labai paaiškinta ir aš jau žinojau apie kompensą jau ir prieš tai. Tai man nereikėjo labai didelės kažkokios pažinties, nes mano artima draugė ten dirba. Ir kažkaip tai taip gavosi, kad aš pasirinkau būtent tai. Aš kitų variantų net nesvarščiau. O kaip artimųjų pati nuomonė, kad taupai gyvybės draudime? Ar daliniesi su tuo, ar patari kažkam? Aš žinau, kad mano brolis irgi kaupia, irgi kompensuoja. Tai kažkaip nekyla tokių diskusijų apskritai, kad tai yra blogai, kad to nereikia daryti. Mano brolis iš viso ir per Svetbanką tą daro, ir per kompensą, ir kažkur kitur. Nu, ta prasme, jisai nėra taip, kad būtų kažkokios kitos nuomonės. Jeigu kas liečia tėvus, mes tą temą net nešnekėjom. Nes mano pinigai, mano investicijos, mano pasirinkimai, tai kažkaip tokių diskusijų net nekyla. Bet pati jautiesi saugiai, ar ne? Be abejo, kiekviena moteris, aš apskritai esu tos nuomonės, kad kiekviena moteris turi turėti santaupų. Nes tuo metu, kai aš pradėjau, aš buvau viena, ar ne? Ir dabar tas tęsis ir aš investuosiu ir kaupsiu dėl to, kad mano ateitis turi būti saugi. Aš galiu būti priklausoma nuo vyro, bet vieną dieną tai gali pasibaigti. Ir tiesiog supranti, kad visada turi remtis į save. Tai dėl to aš tą kompensos gyvybės draudimą su kaupimu ir pasirinkau. Tai va dabar grįžtant prie to verslo ir va tas kaupimas, ar ne? Nes dažnai žmonės galvoja, va aš turiu tų pinigų, turiu aš verslą, man jau kaupti nereikia. Tai tavo nuomonė va šituo klausimu, aš taip suprantu, kad tu ir versli, ir turi santaupų, ir dar ir uždirbi, ir tu supranti, kad šalia visų tų pinigų, bet kaip čia pasikartosiu, kad turėti reikia tą saugiklį, kad o jeigu kas atsitiktų, tai va aš turėsiu. Aš apskritai esu tos nuomonės, kad šiandien verslas yra, rytoj jo nėra. Šiandien aš pinigų turiu, rytoj jų nėra. Santaupų. Turiu omeny, kur turi savo situaciją, kokią situaciją, ne? Tai tu visada turi pagalvoti apie planą B. O kas jeigu išeis vyras, arba tu iš vis apsigalvosi, nebenorėsi su juo būti, kuris tave išlaiko. O kas jeigu tavo verslas rytoj jau užsidarys, bankrutuos, nes tu nežinai, kas atsitiks. O kas jeigu tu patikėsi sukčiais ir atiduosi savo paskutinės santaupas. Ir tu neturėsi kažkokią planą B, ar ne? Ta prasme, o kompensa, po kažkiek metų tu esi vis tiek pliuse. Tarkim, tas pats, nežinau, trauma kažkokia, gydymas, ar ne, kritinė. Išmoka. Taip. Ir tai yra pinigai. Ir realiai, žinai, verslas, ar ne, tarkim, šiandien tu esi sveika, rytoj tu esi nebesveika, tu nebegali vystyti savo verslą. Tu nebeturi energijos, tu nebeturi sveikatos. Ir ką tokiu atveju daryti? Ir tu turi, tarkim, kritinę ligą. Aš visada pagalvoju į ateitį. Aš negalvoju tiesiog šią dieną. Aš gyvenu šią dieną, man verslas einas ir viskas yra gerai. Aš visada pagalvoju, kad verslas vieną dieną yra, kitą dieną jo nebėra. Taip. Ir turi pamastyti apie tai, o kaip tu gyvensi, jeigu tau nustatys, tarkim, kritinę ligą, kas labai dažnas atvejis. Labai. Tai aš kažkaip labai logiškai mąstau, žinai, tik tai tavo situacija, kada praradau pinigus, ten loginio mąstymo nebuvo rasta. Bet šiaip apskritai, kas liečia į ateitį, po šitos situacijos aš pradėjau žiūrėti šiek tiek kitaip. Tarp kitko, po šitos situacijos aš ir pradėjau su kompensa, man atrodo, dirbti. Jo. Kad visgi reikia tas santaupas turėti. Galbūt, nes žmonės dėl 3 dalykų gailisi, kad nepradėjo anksčiau, kad nepadarė įmokos didesnės, nors galėjo, o taupė tik mažesnė, per mažą įmoką savo ateičiai. Ir dar vienas dalykas, kad nutraukė sutartis neapgalvodami, nors iš tikrųjų galėjo tęsti ir sutaupyti. Tai bet pats pagrindinis, kodėl aš nepradėjau anksčiau. Vat jeigu aš būčiau 5 metus anksčiau pradėjęs kaupti, vat aš dabar būčiau turėjęs 4000, man dabar bėda, aš būčiau gavęs. Taip iš tikrųjų yra. Taip. Ir aš dabar galvoju jau padidinti įmoką. Iš tikrųjų, nes yra galimybė ir tu to nelabai pajausi. Taip. Netgi 5 eurais padidinus, tu to nepajausi, bet kiekvieną mėnesį po 5 eurus tu dadedi prie to, ką jau kaupiai.
Taip. Tai Nes realiai dabar dar daugiau gaunasi. Taip, dabar išėjus net į miestą, tu išleidi minimum 30 eurų. Ne? Taip, tai čia minimum iš tikrųjų. Taip, ta prasme, išeini už durų, viskas jau minus 30 eurų yra. Taip. Tai geriau paimti ir investuoti, žinai. Taip. Tai va, tai apie ateitį reikia būtinai. Ir kiekviena moteris, aš skaitau, aš apskritai skatinu ir labai džiaugiuosi, kad yra kuo toliau, tuo daugiau moterų, kurios edukuoja apie tai, kad jos pasirūpintų savo sveikata, savo investicijom, savo draudimais, apsaugom, kad nebūti po to ant ledo. Daug kas svajoja iš moterų, ypatingai vyrai, turėti savo verslą. Nuo ko reikėtų pradėti tą norą auginti ir apskritai, kada jis pas tave išaugo? Aš tą supratau dar samdomam darbe. Ir aš tuo metu jau labai gilinausi į psichologiją, meditavau ir aš jau supratau, kad kažkas ne taip, kažką aš darau ne taip, man nepatinka, aš nesu patenkinta savo darbo, aš važiuoju į tą darbą, mane kolegos tie erzina. Ir aš tiesiog vieną dieną sėdėjau ant kėdės, žinai, tos kėdės, kur būna poliklinikose tokios, visiškai paprastas, tokia va ofise kėdė. Ir aš sėdžiu ir galvoju, o Dieve mano, aš sėdžiu ne ant savo kėdės, ką aš darau? Ta prasme, tai yra visiškai ne apie mane. Aš tuo metu jau buvau pradėjusi vesti Instagramą, bet be jokių kažkokių minčių, kad kažką tai, ne tai, kad be minčių, be kažkokio tikėjimo, kad kažką tai peraugs daugiau, bet aš žinojau, kad jeigu aš vedu Instagramą, aš tikrai vedu į kažkokį tikslą. Tai ne tiesiog mano kažkokie pasidalinimai, tai turi peraugti į mano veiklą, į mano verslą. Apie ką tai bus, dar nežinojau. Aš tiesiog labai gilinausi į psichologiją ir dalinausi apie psichologiją, apie kažkokius moterų pasirinkimus, kodėl, kas, kaip ir nagrinėjau būtent tam tikras situacijas tiek savo, tiek kitų moterų Instagrame. Ir vieną dieną pas mane atvažiavo mano pažįstama ir aš sakau, Dieve, kaip man užkniso važiuoti į tą darbą. Aš tiesiog negaliu pakęsti nei direktoriaus, nei kolegės, nei kolegų. Mane viskas ten erzina. Aš kiekvieną rytą nenoriu keltis. Man nieks nepatinka, žinai. Ir jinai man tokia sako, Greta, gal tu nori pabandyti verti kristalų, mineralų apyrankės? Ir aš ją tak pasižiūrėjau, kad tu vapšė normali, kaip tu gali, ta prasme, aš dabar mokausi buhalterijos, esu baigus verslo vadybą su finansų pakraipa ir tu man siūlai kažkokį, tai nežinau, apyrankės verti. Sakau, tu juokauji, gal tu tyčiasi iš manęs ar kas tau yra? Ne, man atrodo, tau tiktų. Sakau, nebesvaika, aš tikrai, mano darbas yra žymiai prestiziškesnis negu kažkokios apyrankės. Ta prasme, apie ką tai. Ir vėliau, nors aš jau nešiojau tas apyrankės ir prieš tai mano gyvenime jau buvo kristalai. Ir vėliau man kažkaip, žinai, atėjo tokia, o gal reikia pabandyti. Ir aš, žinok, pabandžiau ir nuo pat pirmo mėnesio pas mane daug užsakymų. Ta prasme, nuo pat. Per Instagramą? Taip. Tu parodai, kad tu tai darysi. Taip. O draugė, jinai jau to užsiėmė, kad tau pasiūlė, o kaip? Tiesiog, jinai pati nešiojo, sako, gal tau reikėtų pabandyti. Iš visiškai, ta prasme, iš lempos visiškai, aš ta prasme apie tai nei galvojau, nei svajojau, kad aš rankdarbiais dar užsiimčiau, ta prasme, baigus buhalteriją, visus šitos mokslus ir aš dabar rankdarbiais užsiimsiu. Ir man tuo metu buvo toksai, tipo, tai čia ir biškiai laiptelių žemiau aš eisiu. Bet, sakau, vėliau aš pabandžiau ir aš žiūriu, kad pas mane žmonės nori ateiti, pirkti. Ir iki šiol, žinok, ta prasme, užsakymus aš stabdau, nes, tiesiog visos nori ateiti pas mane užsisakyti tos apyrankės. Ir ta energetika reiškia. Taip. Ką reiškia energetika? Tu gali kurti, apyrankių gali būti labai daug, iš tikrųjų. Taip. O energetiškai patrauki žmogų akį. Čia, kaip sako, ateini į gėlių turgų, gėlininkų labai daug, bet tu eini vieną vietą. Taip. Tiesiog tave traukia, tu jauti, kad tu ten nori eiti. Taip, būtent. Ir aš, kai pradėjau vesti Instagramą, aš tada dar nebuvau psichologijos baigusi. Ir aš kalbėjau psichologiniam temom ir vieną dieną man, žinai, sindromas samazvansa, rusiškai sako, kad savamokslis, kaip čia išversti. Taip.
Ir daugelis moterų su tuo susiduria. Ir man išėjo toksai, kad, o Dieve, ką aš čia darau, aš čia pasakoju tokius dalykus. Čia kažkam galiu sugriauti gyvenimą galbūt, žinai, nors aš realiai kalbu tikrai, aš nežinau, iš kur pas mane tos žinios buvo, bet aš kalbėjau apie pačią psichologiją, apie coachingą. Ir sakau, man reikia diplomo. Man būtinai reikia diplomų. Ir aš baigiau tos mokslus. Ir aš nieko naujo realiai tokio, kad kažką tai ten tokio jau wow, ypatingo, apie ką aš nešnekėjau, nesužinojau. Tai vat irgi noriu pabrėžti moteriams, kad nebijokit savęs realizuoti ir diplomas ne visada reiškia viską, ko mums reikia, kad pradėti kažką savo. Taip. Tai va taip aš ir pradėjau savo veiklą. Čia labai panašiai kaip pas mane, kai manęs klausia, Vijolė, ką tu esi baigus? Aš sakau, dailės pedagogika ir dirbau ir dailės mokytoja, ir vedžiau pamokėlės, ir tu supranti, kad tu dirbi su finansais. Taip, visiškai. Tai čia panašiai, taip, tu baigi kitus dalykus iš finansų vos ne, ar ne, perėjai į meną, į savęs realizaciją ir taip toliau. Ir aš vis tiek grįžau prie to, kad aš prieš kelis metus su pusę pradėjau su menišką darbą kurti maudymosi kostiumėlius. Vis tiek tai yra menas, bet kokia tai yra kūryba. Ir Instagramo vedimas tai yra bet kokia atveju irgi ta kūryba, save parodyti, kažkaip vienaip, kitaip save pateikti iš tos nestatiškos pusės, kai tu apie finansus kalbėti, tu atsisėdi, tu žinai, kaip tu tą turi padaryti, tu turi be klaidų, tave vis tiek prižiūri. O kai tu savo Instagramą vedi, tai tu vedi šiandien atsikėlė vienokią, dabar tu pikta, tu liksma kaip ir tu, tai yra menas, bet kokiu atveju. Tu kurti kontentą, galvoti, kaip tą pateikti, tai yra menas. Tu bet kaip nekeli, bet ko irgi, ta prasme, tu keli kokybišką turinį, ne? Tu apgalvoji, ką kelsi, ko nekelsi, žinai. Kiek nufilmuota storių, kurie nepateko, ne Instagramą. Taip. Nu jo, teisingai. Supratau, tai dabar ką tu konkrečiai darai? Kaip tu save pavadinsi ir kuo tu gali padėti moterims, kurios ateina pas tave? Aš iš tiesų, man yra sudėtinga, žinai, pasakyti, apibendrinti vieną, nes tai yra toks labai platus sektorius. Aš labai tikiu kristalais, kad jie gali pakeisti mūsų realybę, kad jie gali privesti mus prie sąmoningumo, pakeisti netgi gyvenimą, likimą, padėti tau išsikapstyti iš kažkokių problemų. Turiu istorijų, kai moteris negalėjo pastoti, susilaukti vaikelio ir būtent su tam tikrų akmenių, nes kiekvienas akmuo yra atsakingas už tam tikrą gyvenimo sferą, už tam tikrą sveikatos sferą, ar ne? Čia energetiškai jie teikia tą tokią bangą, ar ne? Taip. Ir yra moterų daug istorijų, kada jos pastojos, laukia sveikų vaikučių. Tai man, žinai, tokios gyvos istorijos, kada žmogaus gyvenimas pasikeičia nuo A iki Z, kai buvo taip, o tapo kitaip. Tai kristalais aš užsiemu. Aš juos užkraunu ir atiduodu žmogui, kad jau darytų savo darbą. Plus aš vedu mentorystės asmeninės, kai yra asmeninis darbas su manimi. O mentorystė, jeigu tai plačiau, tai yra darbas, jeigu moteris sako, aš noriu kažką pradėti daryti ir nežinau, nuo ko pradėti. Tai čia tu padedi tiesiog su ją susipažįsti ir kaip toksai darbas su moterim, ją pastatyti ant kojų, padėti jai, ar ne? Paskutinę galiu istoriją papasakoti trumpai. Mano viena mentorystės dalyvė, jinai kreipėsi į mane ir turėjo jau minčių apie savižudybę. Ir aš tuo metu net nežinojau, nes savižudybė realiai čia jau, kaip ir ne mano, ne? Ta prasme, ne aš turėčiau tą spręsti, čia jau psichiatras. Bet aš tą moterį žinojau, jinai yra mano sekėja ir jinai sako, prašau, padėk man. Ir mes pradėjom darbą asmeninį. Jinai išėjo iš nemylimo darbo, iš fabriko, pradėjo daryti nagus, makiažus, ta prasme, tai, ką jinai darė prieš tai, jinai pradėjo tą daryti ir pas ją didžiausias baimės buvo likti be pinigų. Jinai dirbo per 2 darbus tik tam, kad visada turėtų tą pačią stabilią sumą. Ir man reikėjo pakeisti jos mintis, kad jeigu tu išeisi iš fabriko, tu bet kokiu atveju uždirbsi iš savo veiklos tą pačią sumą. Ir mūsų tikslas bus tik tai padidinti tą sumą. Surasti kažkokias išeitis, kaip tą padaryti, ne? Tai jinai išėjo iš mano mentorystės ir išėjus buvo iš fabriko ir jinai jau turėjo tą sumą, kurią per 2 darbus uždirbdavo. Tiesiog kaip žmogus patikė tuo, ar ne?
Ir jinai manim labai tikėjo ir aš labai džiaugiuosi tuo, nes jinai visiškai pakeitė savo gyvenimą. Jinai dabar dirba su malonumu, tada, kada nori ir uždirba lygiai tuos pačius pinigus. Nu jo, nerealiai, iš tikrųjų. Ačiū Dievui, kad tokių žmonių vis daugiau ir daugiau, pas kuriuos galima kreiptis, nes aš pati esu kreipusis ne vieną kartą ir pas psichologą, ir pas psichoterapeutą, ir meditacijas darau. Ir atrodo, buvo elementarus laikotarpis. Nekainuoja beveik nieko atsisiųsti meditaciją. Ir tu vis tiek medituoji atsisiųsti ją. Dar tu turiu omeny medituoji, kada tu ją atsisiųsi, gal nereikia. Ir atrodo, tau nieko nekainuoja, bet va čia to tokio, va reikia žmogui suvokimo, kad tau tik nuo to pagerės. Tau tik nuo to pagerės. Čia tas pats, kas jeigu tau skauda koja, ai gal neįsiu dabar pas daktarą, gal neįsiu. Ir va sugalvoja eiti tada, kada jau viskas būna. Tai bet kai tu nueini, tu tik tai išeikvosi savo laiką dėl savo sveikatos, yra kitų nemokamų vizitų, tu eini, pasidarai, bet vat būna žmonės, yra tas didžioji žmonių dalis, kada jie nenori dėl savo geresnio rytojaus kreiptis pas specialistą, galbūt kuris net ir nemokamai tau tą minutę padės, kad tik padės. Tai aš manau, kad tu esi iš tų žmonių, kad jeigu jau būtų labai blogai, bet jeigu tu matysi žmoguje potencialą, kad jis to nori, o svarbiausia, čia tik noras. Čia tikėjimas ir noras. Čia pačio žmogaus ir žinai, kaip aš pasakysiu, kad mūsų yra labai daug, kurie nori padėti, kurie apskritai čia yra tam, kad padėti tau, bet kaip tu ir sakai, ne, su sveikata mes tempiam iki paskutinės minutės, lygiai tas pats su psichologinė sveikata. Mes daeinam iki kritinio taško ir tik tada kreipiamės. Mes nepagalvojam, kad mes galim atlikti meditaciją šiandien tam, kad rytoj mums būtų ramiau ir daryti tą kiekvieną dieną. Tam, kad nesusidurti, neprieiti to liepto galo. Tai mano tikslas per patį Instagramą danešti moterims, kad nereikia prieiti iki liepto galo. Nes tas lieptas kartais gali būti labai kritinis. Kai tu jau nebegalėsi atsistoti. Arba laiko dar dvigubai daugiau reikės atsistoti tam dalykui. Dar grįžtant prie tų akmenų, kai pas mūsų vyrų buvo blogi santykiai, ta prasme jau buvo ta kritinė riba, kad mes susitokėm ir išsiskiriam, nes jau viskas kaip ir buvo suplanuota, tai susitokėm ir išsiskiriam ramiai. Čia buvo tokia jau riba. Ir po to mes supratom, kad visgi po tų vestuvių gal visgi kažką reikia keisti. Mes ėjom pas daug numerologai, astrologai, būrėjai, kur ten važiuoja visa Lietuva, kur numato, tu užeini ir tave viskas, jau tave nuskanavo, jau tau pasako, kur tu norėjai būti, ką tu norėjai daryti, tarsi tu suvoki, kad jau žmogui duota tie dalykai. Ir man pasakė astrologė, žinoma, dabar jūs turit važiuoti ten ir ten, nusipirkti tokį ir tokį akmenį, vieną nešiotis ten, kitą nešiotis ten, raudoni apatiniai visada, visur. Nu, va tokių dalykų pasakė. Ir tuo metu aš taip pagalvojau, tas akmuo tikriausiai gali būti užkerėtas ar ne, bet tu antiek patiki, bet ką reiškia tos minčių net pakeitimas. Tu eini, tu tiki, kad tavęs nieks neapkalbės, nes tu nešioji po apačią tam tikrą spalvą. Tada tu dėdėsi prie lovos, ten ant tos komodos tokia ar sraigė, ar kažkoks akmuo, bet jis kaip sraigė buvo, bet čia panašiai. Dar geriausia būtų, kad tu nusipirktum, bet panašiai kažkokie ar kristalai, kažką man tuo metu sakė. Aš viską pirkau, ką man pasakė, nes tiesiog tu tuo stipriai tikėjai. Tai čia pagrindinis tikriausiai dalykas visų moterų ir visų žmonių - patikėti, kad tai gali padėti. Kai paini į bažnyčią ir prašai atleidimo ir prašai kažko į priekį arba ten sveikatos, tu tiesiog stipriai prašai to. Taip. Žinai, su pačiais kristalais tikėjimas atsiranda, žinai, kada žmogus prieina liepto galą. Padarys beleką. Kad tik tai išsigelbėt. Bet čia jau tas liepto galas. O kai tu nuolatos tą darai, ne, tau nebūtinas tas tikėjimas, tu darai ir darai meditaciją, ne, ta prasme, ta vidinė ramybė jinai vis tiek kūrėsi, kad ir kaip tu darytum. Nors ir, nežinau, vairuodama, ne, kaip girdėjau, tu medituoji vairuodama. Vairavimo meditacija. Jo, ta prasme, tu atsimerkus, tu klausai tiesiog, kūrėsi tavo nauji neuronai. Kristalai, jie apskritai skleidžia tą energiją, nes mes esam energija, ne? Ką mes skleidžiam į išorę, tą mes gaunam atgalios. Kristalai, jie tau duoda tos energijos, teigiamos, savo energijos. Kažkas turi ten gausos energiją, ne? Kažkas santykių energiją, meilės savo energiją. Tu gauni tos energijos ir tu pradedi skleisti, spinduliuoti į išorę. Ir tuomet tu iš išorės pradėti traukti. Aš, pavyzdžiui, tikiu tom energijom, dėl to, kad būna kaip su vieta. Vat atvažiuoji į tam tikrą net ir viešbutį, net ir kambarį, net ir namuką.
ir tu net nenori grįžti kartais. Kodėl? Nes energetiškai kažkas, taigi žmogaus juk ten nėra, ten niekar nėra, kad sėdi tau ir ten kažkas sako. Energetika. Tai aš tikiu, kad kai yra akmuo, ar tai yra, kaip sakai, kristalas, kuris energijos tam tikros pripildytas, ne veltui yra šaltie akmenys, yra vienokie akmenys, kurie keičia spalvą, kurie prie vieno žmogaus vienokie, galbūt prie kito. Čia yra tai, žemė, bet kokia atveju tai yra iš žemės ir iš dangaus, kaip sakant. Jo, aš tikiu tais dalykais irgi. Netgi su žmogum bendrauji, būna malonu, o būna tiesiog, tu išsunksti. Ta prasme, ir jisai geras, iš savęs jisai geras, bet tu išsunki. Atrodo, nieko tas žmogus nedaro. Arba prie vieno žmogus tu taip pastovi pikstiesi, kaip pavyzdžiui. Bet yra tas ta energetinis laukas, kurie arba tu vienokį turi, arba kitokį. Ir labai džiaugiuosi, kad dabar vis daugiau apie tai yra šnekama ir daugiau žmonės tuo tiki, nes mes esame energija, tie patys pinigai yra energija. Na ką, Greta, aš esu be galo dėkinga, kad tu buvai, kad tu pasipasakojai atvirai ir man žiauriai gera. Nežinau net kaip kitaip pasakyti, man tikrai labai gera turėti čia tave su savimi ir pasišnekėti ir pakalbinti ir kad tu realiai nieko karpyti ir iškirti nereikia iš šitą podcastą, kaip sakau, tikrai viskas yra taip, kaip yra. Ir kad kitoms moterims, kurios stebės ir žiūrės, kad tai bus pamoka, nes mano visas šitas dalykas, kurį aš darau su žmonėm, tai yra tiesiog tas nemokamas, kaip sakau, pasimokinimas iš kitų žmonių istorijos ir iš mano istorijų ir iš kitų žmonių istorijų. Ką aš galiu pasakyti, kad jeigu jūs domina ir jūs jaučiat, kad norit parašyti Gretai, tai nebijokit. Tiesiog ta žinutė jums gali būti tokia lemtinga, kad po to dėkosit, kad parašėt ir man, ir jai, ir visatai. Tai tikrai ir dėl tų apyrankių, ir dėl kristalų, ir dėl coachingo parašykit. Vat jaučiat, sėdit, drebat, tiesiog paimkite ir parašykite, tai manau, kad tave tikrai lengva bus surasti Instagrame, aš būtinai pažymėsiu, nes tai yra tiesiog mums kitiems žmonėms pagalba. Jeigu jūs matot ir stebit šitą podcastą, tai yra žinutė jums susijimti, padaryti kažkokius sprendimus ir parašyti man arba Gretai.